Sveiki, nuo šiandien kviesiu keliauti unikalioje, vienintelėje tokioje senojoje Indijoje. Vyksime į Radžastaną. Kelionę pradėsime nuo tolimiausio miesto, Džaisalmero, esančio šalia Pakistano pasienio. Esam keturiese plus gidas, bandysim sulipti. Leisime laiką tarp žmonių, kurie pasipuošę egzotiškais turbanais. Domėsimės radžomis ir jų pastatytais įspūdingais fortais. Taigi spaudžiame iš karto like ir žiūrim. Leidau Mumbajaus oro uoste ir ką tik papuoliau į apgavystės schemą. Norėjau išsikeisti pinigų geresnių reitų negu oficialiai keičia. Sako, tai garažą. Garažę padaviau 50 eurų ir jie nematant sukeitė į 10 eurų. Spalva panaši, sako, tu padavai tik tiek. Sakau, ne, padaviau 50. Bandė rėkti, bando išmušti iš vėžių, bet kadangi nepasidaviau, tai pasiėmiau atgal savo eurus, atidavė po to. Sako, mane netaip supratai. Na, bet visokiausios schemos, reikia elgtis atsargiai Indijoje. Indija su šviežiomis gėlėmis. Skaniai kvepia labai gvazdikėliai. Radžastanas, anksčiau vadintas Radžputana, yra didelė valstija, besiribojanti su Pakistanu, tad ir kariuomenės čia pilna kiekviename žingsnyje. Įtampa tarp šių dviejų valstybių atrodo nelinkusi slūgti ir juo labiau, kad ji gali būti sąmoningai palaikoma tiek pačių nesutarančių kaimynų, tiek ir iš šalies. Valstija savo vardą gavo nuo ją valdžiusios Radžputų kastos, klasikinio karių ir valdovų socialinio ir kultūrinio sluoksnio. Platesnėme kontekste Radžputanai priklauso kšatrijams, atitinkantiems mūsų aristokratiją ar bajoriją. Esu Jaisalmerio mieste, gražus viešbutis, ožkelės vaikšto gatvėse, kupranugariai dar nematyti laisvėje ir labai daug karvių. Vaikštau po vietinį turgelį. Moteris sudengusios veidus. Gali būti dėl to, kad karšta. Ir laukia labai geras oras, gal 25 plus saulutė, tai apie 30. Na, turgus tai tikrai įdomus. Daug gyvūnų, daug žmonių, triukšmo. Na, taip Indija gyvena ir taip kiekvieną dieną.
Man patinka vietiniai turgus. Žmonės draugiški, matosi, kuo jie gyvena, ką valgo, ką parduoda. Tiesiog visiškai kitas pasaulis. Mes keičiamės, viskas modernėja, bet Indija lieka tokia pati. Nusipirkau kilogramą žirnių. Labai švieži matosi. 80 centų sumokėjau. Vakaras, žmonių labai daug gatvėse, visi baiginėja darbą, prekinasi. Triukšmas yra nesibaigiantis. Iš tikrųjų tai alina pakankamai, bet tai yra Indija. Dabar beje Indija yra aplenkus Kiniją pagal žmonių kiekį pasaulyje, tai tiesiog iš tikrųjų labai daug. Perkam SIM korteles. Viena kainuoja 7 eurus. Gigabaitas dienai galioja visą mėnesį. Kad nepasimestų vyrukai. Grilintų ir keptų aliejuje daržovių rinkinys. Nekantrauju labai sūrę paragauti. Čia karvės pieno sūrio kotletas su aštriu padažu. Skanus ir dar bandysiu. O, va šitas skaniausias grilinto sūrio gabalėlis. Kvepia dūmų, bet sūris labai skanus. Labai noriu paragauti grilintos vištienos iš tandori krosnės. Labai skanus prieskoniai. Manau, kad mišinys jų. Skani sultinga krūtinėlė. Iššutus gerai. Radžputų istorija. Glaudžiai susijusi su mum labai girdėtų žodžiu radža. Vietiniai radžas, karaliai ar maharadžas. Maha reiškia didelis karalius. Kaip jie patys buvo linkę save vadinti, stengiasi kuo labiau įsitvirtinti kiekvienas savo kieme, o savo pavaldžius miestus, valstybės, kiek įmanydami vertė neįveikiamomis tvirtovėmis ir suprantama, nepaliaudami kovojo tarpusavyje, vienas klanas prieš kitą. Vaikštau siauromis gatvelėmis ir grožiuosi balkonais. Iš tikrųjų labai gražus darbas ir keista, kad ne iš medžio, bet iš betono ir tokios smulkios tekstūros.
Radžastano istorija liudija Radžputų, Maratų, Čauhanų, Mongolų ir Britų galę ir žlugimą. Mėgautis klestėjimo, turtų meno, architektūros ir literatūros šlove, valstybė iš tiesų istorinių įvykių mozaika. Įvairūs atlikti kasinėjimai skelbia Indo slėnio civilizacijos pėdsakus, Junuhgurų ir Sikaro rajonuose bei Harapen civilizacijos pėdsakus netoli Kalibangos. Radžastanas klestėjo 3–8 amžiuje ir tapo užsienio ir musulmonų įsibrovėlių traukos objektų. 9 amžiuje Radžputai susikibo rankomis su Chauhanais, kad kovotų su įsibrovėliais. Kartu jie laimėjo daugumą kovų prieš musulmonų valdovus. Lipu į viršų šiame gražiame objekte. O, čia kaip gražiai atrodo. Sėsim į tuktuką. Esam 4 plus gidas. Bandysim sulipti. Kemšamės, vyrai, kemšamės. Ir dar vairuotojas 6. Nelendu ir aš. Aš patogiausiai sėdžiu, kaip supratau. Kaip sekas, vyrai? Kiek čia mūsų? Dar gale vidantėlis. Šiaip sulindom 6, bet dar vietos. Tai čia galėtų 3 atsisės. Gale, bagažinė ir dar prie vairuotojo vienas. Tai kokie 10 žmonių saugusių. Maharadžos ir Radžputų žemė Radžastanas yra valstija, turinti turtingą istoriją, kupina nesenstančių karališkosios Indijos pasakų. Taip pat žinoma kaip dykumos valstybė, tai yra didžiausia Indijos valstija, esanti šiaurės vakarinėje šalies dalyje. Garsus puikiais rūmais, tvirtovėmis, gyvybingų gyvenimo būdų, kiekviena Radžastano alėja įkūnija karališką praėjusios eros kultūrą. Šie gražiai namai vadinasi Haveli. Vietiniai labai mėgsta į juos ateiti, pasigrožėti tradicinę architektūrą ir aplinkui sutraukia įvairiausio plauko žmonės, kurie nori užsidirbti. Tai su mani fotografuojasi ir ne. Bandom patiekalų įvairiausių. Vištiena
svogūnų padaže. Šiaip labai skanu. Kepta ant griliaus vištiena. Džeisalmerio miestas įkurtas prieš kiek daugiau nei 900 metų, kaip svarbus poilsio taškas karavanų kelyje. Dėl šios priežasties mieste buvo pastatyta daug nepaprasto grožio statinių, vadinamų haveliais, kuriuose prekybininkai galėdavo pailsėti nuo sekinančios kelionės. Tokiame havelyje galime apsistoti ir mes, mat šiandien šiuose pastatuose įsikūręs ne vienas viešbutis. Atėjau į Džeisalmerio fortą, kuris beje yra gyvenamas. Užima didelę teritoriją, yra daug šeimų, bet daug ir įvairaus plaukio pardavėjų. Džeisalmeras, arba kitaip vadinamas Auksinis fortas, tai vienas žymiausių Indijos architektūrų paminklų, įsikūrusio Radžastano valstijoje, besiribojančioje su Pakistanu. Dykumoje lyg miražas, išnyrantis miestas, menantis Radžputo karališkųjų dinastijų galybę, pribloškia ne tik savo grožiu ir įmantria architektūra, bet ir čia gyvenančių žmonių buitimi. Tai tikriausiai vienas iš nedaugelio pasaulio miestų, kuriame sustingo laikas. Vaikščiodamas Džeisalmerio gatvelėmis gali pasijusti kaip viduramžiuose. Esu ant Džeisalmerio forto. Labai gražus vaizdas atsiveria nuo kalno į senąjį miestą. Tai bus saulėlydis, tai iš tikrųjų miestas taps auksiniu. Dėl to tokia spalva, nes matote pastatai panašus į aukso spalvą. Įsispaudžiau apelsinų sulčių šviežių. Labai saldžios, labai skanios. 50 centų už stiklinę. Ir kaina gera, ir atmosfera, ir sultis.
Užėjau į ranko darbo gamybos kilimų parduotuvėlę. Kilimai audžiami pagal autentiškas persiškų kilimų gaminimo technologijas iš geriausios Indijos Bikaner regione auginamos vilnos ir pietų Indijoje gaminamos specialaus šilko. Vaikščiodamas gatvėmis susipažinau su labai draugišku indu, kuris pakvietė į savo dirbtuvėlę. Tai yra sidabro dirbtuvės. Čia sidabras tiekiamas iš Pakistano, nes ten yra nemažai kasyklų. Ačiū, kad leidote laiką kartu. Kitoje dalyje kviesiu į festivalį, dėl kurio būtent ir skridau į Indiją. Jeigu norėtumėte pasakyti ačiū ir prisidėti prie kelionės, galite paspausti Super Thanks mygtuką po YouTube playeriu. Dėkoju ir iki.